Labas visiems. Aš esu rašytoja Evelina Daciūtė ir šiandien jums paskaitysiu knygą Kas pažįsta Šmikį Bilbą, kurią nupiešė iliustratorė Viktorija Ežiukas. Dienos prasideda skirtingai. Vienos jų linksmai, pabundi ir jau šypsaisi. Arba nori dainuoti, arba ką nors apkabinti. Pasitaiko ir liūdnesnių pradžių. Tada tiesiog norisi dar kartą užmigti ir pabusti iš naujo. Kitaip, smagiai. Būna rytų, kurie prasideda klausimu. Va kaip šiandien, dar net neatsimerkiau, o jis jau krepždėjo galvoje. Gal net pabudo anksčiau už mane. Galėjo palaukti, leisti pasivartyti, bet tik ne šitas. Kas ta Šmikis Bilba? Per pusryčius paklausiau tėčio ar mamos, ar jie pažįsta Šmikį Bilbą. Ne, papurtė galvą tėtis. Nepažįstu. Mama truputį pagalvojo. Ne, aš irgi ne. Vieną minutę pasirodė, kad gal, bet vis dėlto ne. Deja, ir šįryt į klasę neatėjau pirma, nors aš, mama ir tėtis taip stengiamės. Darom pažangą, dar pusmetis ir mums pavyks, tikina tėtis. Mes tiesiog per arti mokyklos gyvenam, guodžia mama. Žmogui, kuris gyvena arti, visada atrodo, kad spės. Jis laukia iki paskutinės minutės ir dar gerai, kad nepavėluoja. Prieš pamokas paklausiau mokytojos, gal ji pažįsta Šmikį Bilbą. Juk mokytoja žino viską. Neteko toko sutikti, atsakė ji. Gal mūsų bibliotekininkė žinos? Oho, pagalvojau aš. Nebūtina visko žinoti. Svarbiausia žinoti, ko paklausti. Mūsų bibliotekininkė manęs jau laukia. Kai tik užsuku biblioteką, jaučiu, manęs čia laukia. Paklausiau, ar pažįsta Šmikį Bilbą. Ji juokingai suraukė kaktą. Pagalvojo, papurtė galvą, peržvelgė knygų lentynas, paguglino. Šmikis Bilba tikrai ne rašytojas. Gal iš kokios knygos? Yra toks hobitas Bilbas Beginsas. Bet vargu, ar čia tas pats. Per pamoką ant lapelio užrašiau pirmąjį savo gyvenime eilėraštį. Šmikį Bilba. Kurgi tu? Ieškau, niekaip nerandu. Parodžiau mokytojai. Jie padėjo ištaisyti klaidas. Per kitą pertrauką kieme išklausinėjau visų pirmokų. Gal jie žino, kas ta Šmikis Bilba. 11 vaikų tik galvas papurtė, 6 vaikai kažką girdėjo. 3 apie tai net girdėti nenorėjo. O mano geriausia draugė pažadėjo, kad trūks plyš, bet sužinos. Prieš pat pamoką Domas man pašnibždėjo, kad jo labai vyresnis pusbrolis kažkada pasakojo apie Šmikį Bildą ir net rado internete, kaip jis atrodo. Abu nusprendėm, kad Šmikis Bilda yra visai ne tas pats, kas Šmikis Bilba. Visai ne tas pats. Viena raidė kita ir rašiau Domas. Tomas, pasakė Domas. O tai jau visai kas kita. Pakeliu iš mokyklos namo su mama užsukome į parduotuvę. Gal pardavėja žinos, kas ta Šmikis Bilba. Kasdien jį sutinka tiek daug žmonių. Na ir vardelis, sužinojusi, ko ieškau, nusijuokė pardavėja. Tikrai nepažįstu. Visai šalia namų sutikome kaimynę. Jos taip pat paklausiau, gal ji pažįsta Šmikį Bilbą. Kažkada girdėjau, kad mūsų kaimynė viską apie visus žino. Ką tokį? Šmakį tiltą? Nepažįstu. Oi ne, Šmikį Bilbą. Šito irgi ne. Paskutinis mano bandymas skambinu seneliui ir močiutei. Jie perskaitė daugybę knygų, išsprendė 100 kryžiažodžių. Sudėjęs abiejų amžių gauni daugiau nei 100 metų. O tie gal tik vėžliai gyvena. Jei apie Šmikį Bilbą nežino mano tėvai, mokytoja, bibliotekininkė, klasiokai, pardavėja ir net kaimynė, tai gal bent jie bus apie jį ką nors girdėję. Jei ir žinojom, tai jau užmiršom, pasakė močiutė.
Kaip užmiršo? Smegenys neguminės, paaiškino senelis. Vieną įdedi, kitą išėmė. Tai jūs išėmėt Šmikį Bilbą? Jį irgi, patvirtino močiutė. Tik nenuleisk rankų ir vieną dieną tikrai sužinosi, kas jis toks. Taip aiškinantis atėjo vakaras. Aš tiek vargau, bet taip ir nesužinojau, kas tas Šmikis Bilba. O jūs pažįstat Šmikį Bilbą? Išgirdote istoriją apie Šmikį Bilbą, o dabar jums užduotis. Nupieškite Šmikį Bilbą, taip kaip jūs jį matote. Ir čia nėra nei vieno teisingo atsakymo ir nei vieno neteisingo atsakymo. Tai čiupkite rankas pieštukus, flomasterius, ką norit, kreideles ir pieškite Šmikį Bilbą.